Alkoholinių gėrimų reklama ir įvairios rinkodaros strategijos yra skirtos tam, kad būtų padidintas alkoholinių gėrimų suvartojimas. Nepaisant to, kad alkoholio pramonė labai dažnai tvirtina, kad alkoholio reklama neskatina gerti, neskatina piktnaudžiauti alkoholiniais gėrimais ir jokių būdų nedidina šalyje sukeliamos alkoholio sąlygotos žalos, visiems turbūt akivaizdu, kad nebūtų skiriama tiek daug lėšų, jeigu reklama neatsipirktų. Jeigu tos lėšos, kurios yra įdedamos į alkoholio reklamą, jos nepadidintų vartojimo, nepadidintų vartotojų skaičiaus, nepadidintų suvartojamo kiekio, be jokios abejonės niekas tam neskirtų lėšų. Kur yra problema? Atrodytų, kad alkoholiniai gėrimai yra tarsi viena iš prekių, tokia pat kaip skalbimo milteliai, kurią reklamuojant žmonės renkasi vienokią ar kitokią rūšį, vienokią ar kitokį prekės ženklą. Problema yra tai, kad alkoholis nėra tiesiog įprasta prekė, kaip yra nedviprasmiškai tvirtinama vieno iš žymiausių mokslininkų, Thomas Baber, knygoje apie alkoholio kontrolės politiką. Ten yra surinkti moksliniai įrodymai, kurie demonstruoja, kad alkoholio reklamos poveikis didžiausią žalą daro nepilnamečiams, vaikams, paaugliams, jauniems žmonėms. Tačiau vėlgi yra mitas, kad alkoholio reklama neveikia suaugusių žmonių, neveikia stipriai geriančių žmonių. Nuolat matoma reklama taip pat didina ir alkoholiu piktnaudžiaujančių žmonių alkoholio suvartojimą. Todėl, kad jį nuolat primena, nuolat skatina, nuolat padeda smegenyse atsigaminti informacijai apie norą gerti, apie potraukį, apie tai, kur galima nusipirkti, kad jau reikėtų nusipirkti ir taip pat padeda rasti papildomus paaiškinimus, kodėl reikia vartoti. Ypač didelę žalą dėl alkoholio reklamos patiria vaikai, todėl kad mokslo įrodymai nedviprasmiškai rodo, kad alkoholio reklamos matymas padidina jaunų žmonių, nepilnamečių vartojimo pradžią, taip pat padidina ir vartojančių asmenų suvartojimą kiekį. Kuo anksčiau pradedama vartoti alkoholį, tuo didesnė yra jo sukeliama žala. Didesnė yra rizika, kad žmogus taps priklausomas, kad jam nutiks įvairios nelaimės, daugiau žmonių, kurie vartoja alkoholį arba yra priklausomi, tampa nužudymo aukomis, nusižudo, susirga įvairiom ligom, patiria traumų, blogiau mokosi. Taip kad tiek socialinės, tiek finansinės pasekmės yra labai. HBSC tyrimas rodo, kad Lietuvoje net ketvirtadalis 15-mečių berniukų pirmą kartą pasigėrė būdami 13 metų jaunesni. Pagal šį rodiklį mes pirmaujame pasaulyje. Tai reiškia, kad jaunimui ir reklama, ir aplinkinių vartojimas, ir tie didžiuliai suvartojimo skaičiai Lietuvos visuomenėje, jie daro tikrai didžiulę įtaką. Su 16% nepilnamečių, 13-mečių, kurie pasigėrė 2 ir daugiau kartų per savo gyvenimą, esame antroje vietoje, o pagal 15-mečių pasigėrimą užimame 3. vietą. Įdomu tai, kad šie rodikliai Skandinavijos šalyse, šiaurės šalyse yra žymiai mažesni ir nepilnamečiai ten patiria žymiai mažiau žalos. Viena iš priežasčių yra tai, kad Norvegijoje, Islandijoje, Fererų salose yra draudžiama alkoholio reklama. Tuo tarpu Danija, kuri pagal pragyvenimo lygį, pagal
kultūrą, kitus rodiklius yra žymiai artimesnė šiaurės šalim negu Lietuvai, tačiau pagal nepilnamečių girtavimo rodiklius beveik lygiuojasi į Lietuvą, jų rodikliai pagal nepilnamečių pasigėrimą yra labai panašus į Lietuvos. Koksgi skirtumas Danijos ir kitų šiaurės šalių? Ogi leidžiama alkoholio reklama. Ten yra, jie turi stiprią alkoholio pramonę, kuri savo lobistinę įtaką panaudoja ir tam, kad alkoholio reklamos nebūtų galima uždrausti. Ir mes matome pasiekmes. Pasiekmes yra akivaizdžios ir skirtumas nuo kitų šiaurės šalių taip pat akivaizdu. Viena vertus atrodytų, kad Lietuvoje įstatymai yra pakankamai griežti ir mes esame pasirengę suvaldyti alkoholio vartojimo didėjimą. Alkoholio kontrolės įstatymo tikslas yra mažinti alkoholio suvartojimą, bendrąjį suvartojimą, taip pat apsaugoti nepilnamečius nuo žalingo jų poveikio. Lietuvos Respublikoje taip pat yra įgyvendinamos mokslo įrodymais grindžiamos priemonės. Tai yra tos priemonės, kurios 2011 metais labai aiškiai rekomendavo Pasaulio sveikatos organizacija kaip 3 geriausius pirkinius. Tai yra tos priemonės, kurios yra ne tik veiksmingos, bet ir kaštų prasme labai patrauklios. Tai pigios priemonės, kurias nesunku įgyvendinti. Tos priemonės tai yra kainos didinimas, prieinamumo mažinimas ir visiškas reklamos draudimas. Atrodytų, kad mūsų šalyje yra ir reguliuojama kaina, didinant mokesčius, yra reguliuojamas ir ribojamas alkoholio prieinamumas įvairiomis priemonėmis, tiek laiko prasme, tiek apribojant įsigijimo amžių. Ir taip pat yra nemažai nustatytų apribojimų alkoholio reklamai. Tos alkoholio reklamos prieinamumas yra iš tikrųjų draudžiama visa reklama, kuri yra skirta vaikams ir paaugliams iki 18 metų. Taip pat yra įvairūs turinio apribojimai, kurie sieja alkoholio vartojimą su fizinės būklės pagerėjimu, vairavimu, asmeninėmis savybėmis, raminančiom arba gydančiom savybėm. Taip pat tokia reklama, kuri palankiai vaizduoja nesaikingą alkoholinių gėrimų vartojimą arba pateikia neteisingą informaciją. Tačiau tokie turinio apribojimai nepakankamai apsaugo vaikus ir jaunimą ir tą mes matome pagal tai, kaip alkoholio pramonė per reklamą, apeidami šiuos turinio draudimus ir toliau įkyriai bruka alkoholinių gėrimų vartojimą visai visuomenei. Ypač daug reklamos pastaruoju metu yra internetinėje erdvėje. Ir akivaizdu, kad tenai skelbiama reklama, ten demonstruojama reklama, jinai yra skirta labiau jaunimui, žmonėms, kurie aktyviai naudojasi elektroninę erdvę, virtualią erdvę, interneto galimybėmis. Ir dedamos visos pastangos, kad įtikinti vaikus ir jaunimą, kad alkoholis tai yra tinkama priemonė visiems gyvenimo atvejams. Vienas iš būdų, kaip apeiti alkoholinių gėrimų reklamos draudimą televizijoje ir sporto renginiuose, yra reklamuoti nealkoholinį alų. Ir tai ne tik kad daroma, to neneigia ir patys alkoholio gamintojai. Tarkim, Švyturio alaus gamintojai tvirtina, kad jie stengiasi nepiktnaudžiauti, demonstruodami šią nealkoholinę reklamą, kuri praktiškai nesiskiria nuo alkoholinio alaus butelio. Iš didelio atstumo yra neįmanoma pastebėti, kad ten yra dar tas ženklelis nealkoholinis. Ir jų reklama, jinai atrodo tinkama ir patraukli ir kitoms alų gaminančioms bendrovėms. Pavyzdžiui, konkuruojančios įmonės Wolfas Engelmanas direktorius džiaugiasi, kad tokiu būdu yra reklamuojamas visas segmentas. Tai reiškia alus.
būtent alkoholinis gėrimas, kuris yra šiuo metu populiariausias tarp nepilnamečių ir jaunimo Lietuvoje. Sporto renginiuose taip pat yra apeinamas draudimas tokiu būdu ir akivaizdžiai ir įžūliai ne tik demonstruojama nealkoholinio alaus reklama, bet 2015 metais DNB bėgime Vilniuje nealkoholinis alus buvo dalinamas visiems finišą pasiekusiems bėgimo dalyviams, įskaitant ir nepilnamečius. Tai buvo nufilmuota ir apie tą atvejį buvo parengtas skundas arba raštas nuo tarptautinių organizacijų, kreipiantis ir prašant nutraukti bendradarbiavimą su alkoholinių gėrimų gamintojais. Kokia yra nealkoholinio alaus reklamos priežastis? Net atrodytų, kad tikslai yra tik labai kilnūs tam, kad žmonės mažiau vartotų alkoholio. Bet nealkoholinis alus yra pristatomas kaip visiškai nekenksmingas, kaip neturintis žalingo poveikio gėrimas, tačiau jo skonis yra labai panašus į alkoholinio. Ir tokiu būdu vaikai, nepilnamečiai, yra pratinami prie alkoholinio gėrimo skonio. Jiems yra padedama susijęti tai, kad šis gėrimas neturi didelių pasekmių, nes net ir išgėrus 2 arba 3 kartines, kitą dieną neskauda galvos, blogai nesijauti, tai yra žymiai lengviau ištiesti ranką ir į alkoholinio gėrimo butelį ar skardinę. Dar vienas būdas, kaip alkoholio pramonė pristato savo gaminius jaunimui apeidama apribojimus, kurie jau yra įtvirtinti įstatymuose, yra įvairios labai dviprasmiškos socialinės reklamos finansavimas. Vienas iš tokių pavyzdžių buvo Lietuvos aludarių gildijos finansuota socialinė reklama, kurioje dalyvavo žinomi Lietuvos sportininkai, jauni sportininkai, atrodantis beveik kaip nepilnamečiai, kuriuose buvo pabrėžiama, kad tuo metu, kol kiti bendramžiai vartoja alkoholį, sportininkai sunkiai dirba ir siekia rezultatų ir sėkmės. Atrodytų vėlgi labai nekalta socialinė reklama, kuri nukreipta tam, kad jaunimas alkoholio nevartotų. Tačiau vėlgi iš mokslinių tyrimų žinome, kad žymių žmonių panaudojimas reklamose yra ganėtinai dviprasmiškas, nes mes negalime kontroliuoti jų viso elgesio. Yra buvę atvejų, kai žmonės, kurie ir dalyvauja socialinėse reklamose prieš alkoholį, vėliau yra sugaunami girti už vairo, kaip nutiko su vienu žymiu krepšininku, arba padauginę alkoholio dalyvauja kažkokiuose nedideliuose skandaluose arba susidūrimuose. Tokiu būdu yra diskredituojamos pačios socialinės reklamos pastangos. Kita vertus, pabrėžiant, kad alkoholio vartojimas yra priimtinas tik nuo 18 metų, tai reiškia, kad suaugęs tu ne tik gali, tai yra kaip suaugimo požymis, tai yra suaugusiojo požymis, tai yra naujos ir išplėstos galimybės, tai akcentavimas būtent amžiaus ribos, nuo kurios jau galima pradėti vartoti alkoholį, taip pat yra dviprasmiškas, jisai neturi tokio prevencinio poveikio, kaip aiški žinutė, kad alkoholis yra priklausomybę sukelianti medžiaga, kuri turi labai sunkias socialinės pasekmes šeimai, žmogui ir visai visuomeniai. Šiuo metu yra vyriausybėje ir parlamente svarstomi įstatymų projektai, kuriais planuojama visiškai uždrausti alkoholio reklamą. Tai būtų labai svarbus ir didelis žingsnis, mažinant alkoholio vartojimą ne tik nepilnamečių, bet ir bendrai vartojimą visuomenėje. Šis įstatymo projektas jau susilaukė didžiulio pramonės dėmesio, didžiulio dėmesio žiniasklaidoje, nes visiems yra baugu prarasti didžiulės pajamas, kurias generuoja alkoholio reklama. Ir yra mėginama įvairiais būdais pasirengti šitam reklamos draudimui ir užgrobti
kuo didesnę teritoriją. Pavyzdžiui, Kaune visai neseniai, 17 metų sausio mėnesį, Kauno miesto savivaldybė priėmė sprendimą pervadinti gatvę vieno iš kelių aludarių pavardėmis. Ir vėlgi tai yra tokia netiesioginė reklama, primenanti, tačiau visiškai tiesiogiai primenanti apie alkoholinio gėrimo pavadinimą. Ir gamintoją, ir pavadinimą, ir tokiu būdu apeinant vėlgi reklamos draudimą. Alkoholio gamintojai darosi ir labai išradingi. Jie imasi įvairių bendradarbiavimo projektų kartu su žiniasklaidos priemonėmis ir jos nebūtinai atpažįsta tuos mėginimus, reklamos mėginimus, o kartais noriai bendradarbiauja. Vienas iš tokių pavyzdžių yra valstybės lėšomis finansuotos socialinės reklamos, kurios buvo 2016 metų pabaigoje transliuojamos, skelbiamos ir demonstruojamos internete ir taip pat lauko reklamos stenduose, vėlgi su žymiais Lietuvos žmonėmis, jaunais žmonėmis, skatinančiais nevartoti alkoholio. Viena vertus reklamų turinys buvo labai dviprasmiškas, apie tai atsiliepė ir reklamų kūrėjai, socialinių reklamų kūrėjai, kad jos visiškai nebūtinai jaunus žmonės paskatinti nevartoti. Jos nėra aiškios, nėra aišku apie ką jos, nėra aiškiai apibrėžti pavojai. Netinkamai suformuluota socialinė reklama, jinai visai nebūtinai turi prevencinį poveikį, o galimai gali turėti net ir atvirkštinį poveikį. Kur pasireiškė šį kartą alkoholinių gėrimų gamintojų išradingumas, tai buvo, kad bendradarbiaudami su žiniasklaidos priemonėmis, jie perėmė valstybės lėšomis parengtą socialinę reklamą ir ant jos sugebėjo uždėti Lietuvos aludarių gildijos ženklelį, pratęsdami toliau reklaminę akciją. Tuo tarpu įrodymai yra tokie, kad alkoholio pramonės finansuojama, palaikoma arba remiama socialinė reklama yra neveiksminga ir netgi gali būti žalinga. Jie turi savų tikslų. Interesų konfliktas yra praktiškai neįsprendžiamas, todėl kad visuomenės tikslas yra mažinti bendrąjį alkoholio suvartojimą, taip pat alkoholio suvartojimą rizikingai vartojančių asmenų grupėse ir vaikų, nepilnamečių tarpe. Tuo tarpu alkoholio pramonės tikslas yra akivaizdus, siekiant pelno, kiek įmanoma padidinti alkoholio suvartojimą, išplėsti vartotojų skaičių, pritraukti naujų klientų ir kiek įmanoma labiau paankstinti vartotojų amžių. Žinant, kad Lietuvos gyventojų skaičius mažėja, mes traukiamės, mūsų darosi mažiau, tuo tarpu alkoholio vartojimas tebedidėja. Viena iš priežasčių yra iš tikrųjų nevaldoma alkoholinių gėrimų reklama. Nepaisant to, kad alkoholio pramonė neigia, kad jos reklama yra nukreipta į jaunimą ir vaikus, akivaizdu, kad bent jau Lietuvoje stipriai padidinti suaugusiųjų suvartojamą alkoholio kiekį yra sunku. Mes tiesiog išgeriam išskirtinai daug net ir Europos kontekste. Todėl yra labai svarbu būtent alkoholio pramonė jauninti klientų ir vartotojų amžių. Jie tai daro įvairiais būdais. Yra daug netiesioginių būdų, apie kuriuos nepagalvoja nei tėvai, nei mokykla. Yra tyrimų, kurie rodo, kad jeigu vaikai turi nors vieną suvenyrą su alkoholinio gėrimo gamintojo prekės ženklų, pavadinimu, spalvomis, jiems rizika vartoti alkoholį padidėja. O tai yra toks vėlgi labai įprasta rinkodaros strategija. Dalinti raktų pakubučius, dalinti įvairias priemonės, kurios yra skirtos sporto sirgaliams.
kartu su alkoholinių gėrimų atributika. Todėl turėtume būti atidus, tiek tėvai, tiek mokykla turėtų vengti bet kokių sąsajų su alkoholinių gėrimų gamintojais, su jų prekės ženklais ir neįsileisti į mokyklas. Alkoholinių gėrimų gamintojai, vėlgi, jie yra išmanus, jie dirba tikslingai ir kryptingai ir stengiasi įsiskverbti į mokyklas, todėl kad tai yra jų tikslinė auditorija. Kaip anksčiau buvo tikslinė auditorija tabako pramonėje, tas pamokas jie išmoko tikrai neblogai. Vienas iš tokių pavyzdžių yra prevencinių programų, kurias finansuoja būtent alkoholio gamintojai užsienio šalyse, skverbimasis į Lietuvos mokyklas. Štai tokia tarptautinė alkoholio vartojimo prevencijos programa Kalbėkimės, kurią šiaurės šalyse finansavo būtent degtinės Absolut gamintojas Pernod Ricard. Ir ten apie alkoholio vartojimą yra kalbama dviprasmiškai. Kalbama apie tai, kad negalima juo piktnaudžiauti. Tačiau pats vartojimas, jis nėra pristatomas kaip kažkoks ypatingas blogis. Ir pateikiama informacija, jinai normalizuoja alkoholio vartojimą nuo tam tikro amžiaus ir parengia tuos naujus jaunus klientus tarsi kultūringam vartojimui. Tai yra iš tikrųjų rizikinga ir Lietuvos švietimo ministerija nepalaikė ir nerekomendavo šitos programos įdiegimo mokyklose. Labai dažnai reklamos turinys yra nemažai pavyzdžių, kai reklama yra tikrai orientuota ne į suaugusius, yra ryškios spalvos, yra naudojami žaisliniai gyvūnai, yra naudojami paaugliškai atrodantis žmonės. Nemaža problema yra ir aktyvus žiniasklaidos dalyvavimas su savo projektais. Štai atrodytų puikus 15 minučių kūrybinių industrijų lyderių, jaunimo lyderių reklama, kuri yra susiejama su degtinės reklama. Ir reikia pripažinti, kad ne visi jauni žmonės žino, kad jie dalyvauja ne tik tai projekte, kuriuo yra propaguojama jų kūryba, kur visuomenė yra supažindinama su jų pasiekimais, bet tuo pačiu jie dalyvauja degtinės reklamoje. Ne visus juos apie tai informuoja. Vėlgi tai yra toks pavyzdys, kai jaunimas vos išaugęs iš mokyklinio amžiaus yra panaudojamas alkoholinių gėrimų reklamoje. Vėlgi tarsi ir nepažeidžiamas įstatymas, tačiau jauni veidai yra siejami su alkoholio vartojimu. Kai kuriais atvejais patys kūrėjai alkoholio nevartoja. Ir vėlgi tokiu būdu yra apeinamas įstatymas, apeinamas reklamos draudimas ir reklamos turinio apribojimai. Didžiausią poveikį daro reklamos kiekis. Ir matome, kad alkoholinių gėrimų reklama vis labiau koncentruojasi tenai, kur yra didesni jaunimo srautai. Tai yra pirmiausiai internetas. Praktiškai prie visų svarbesnių straipsnių, kurie gali sudominti jaunimą, prie aktualijų, prie smagesnių naujienų, beveik kiekvienu atveju iššoka alkoholinio gėrimo reklama. Jeigu ant jos nenuspausite, jinai nepadidės, tačiau jinai visą laiką yra matoma bent jau periferiniu matymu. Ir ta alkoholinių gėrimų reklama yra visiškai šalia. Taigi, nepaisant to, kad alkoholinių gėrimų reklama teoriškai nėra skirta specifiškai jaunimui, nėra jokio būdo žiniasklaidoje vaikus, nepilnamečius ir jaunus žmonės apsaugoti nuo šios reklamos. Akivaizdu, kad jaunus žmonės, vaikus, Lietuvos ateitį lengviausiai būtų apsaugoti įgyvendinant Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojamas 3 svarbiausias, pigias ir veiksmingas priemonės. Tai yra kainos didinimą, prieinamumo mažinimą ir visišką alkoholinių gėrimų reklamos draudimą. Yra labai svarbu, kad mokykla ir tėvai atkreiptų vaikų dėmesį į alkoholio reklamą, į alkoholio reklamos tikslus ir apie tai, kokių
tikslų siekia pramonė. Turėtų juos skatinti, būti sąmoningais, pastebėti, kaip juos veikia reklama. Mokykla ir tėvai turėtų padėti vaikams geriau suprasti, kad reklama nėra tai, kas stiprina asmens laisvę. Reklama yra nukreipta tik tam, kad vaikai taptų konkrečios prekės vartotojais. Ir kad įmonės, kurios tą reklamą demonstruoja, jų tikslas nėra žmogaus gerovė, jų tikslas yra įmonės pelnas, akcininkų pelnas ir neretai tuo pelno siekiama jokių būdų nebūtinai etiškomis priemonėmis. Kalbėdami su vaikais turėtume vengti tokių pasakymų, kaip reklama manęs neveikia. Reklama tam ir yra demonstruojama, kad dauguma žmonių jį veikia ir jeigu tik žmogus turi pakankamai lėšų, jis dažniau renkasi reklamuojamą produktą, negu kad nereklamuojamą produktą. Svarbu padėti vaikams suprasti, kad reklama tai jokių būdų nėra lygi informacijai. Kad reklama paprastai yra šiek tiek melaginga, paprastai apibūdina ne pačias reikšmingiausias savybes. Būtų svarbu padėti vaikams suprasti, kad reklama, ypatingai alkoholinių gėrimų reklama, nutyli alkoholio sukeliamą žalą. Jokioje reklamoje nepastebėsite akcentuojant, kad kitą dieną žmonės jaučiasi blogai, kad alkoholio poveikyje yra padaroma daug nusikaltimų, kad dėl alkoholio vartojimo įvyksta savižudybės, smurtas šeimoje prieš vaikus, eismo nelaimės, kiti nelaimingi nutikimai, traumos, vaikai yra neprižiūrimi ir apleisti. Apie tai reklamos kalba tik tai labai sausomis frazėmis apie tai, kad alkoholis daro didelę žalą visuomeniai ir asmeniui. Vienas iš alkoholio reklamos tikslų yra užsiauginti naują vartotoją, įpratinti jį prie naujų skonių, įpratinti ir susieti jo gyvenimo įvykius su įvairiais alkoholiniais gėrimais. Visuomenės sveikatos ir alkoholio pramonės tikslai skiriasi dramatiškai. Mums visiems rūpi vaikų sveikata ir jų ateitis, tuo tarpu alkoholio pramoniai rūpi tik tai pelnas. Todėl tiek tėvai, tiek mokyklos, visuomenė, socialiai atsakingos įmonės neturėtų bendradarbiauti su alkoholio pramonė, neturėtų kurti bendrų projektų, neturėtų padėti jiems reklamuoti produkcijos. Vienas iš paprasčiausių būdų tai pasiekti būtų visiškas reklamos draudimas.